Вишила сон. Смущаясь, там где Ne, tu taip ir atrodo. Nieko tau be uniformą. Начал вас пройти. Оп, смотри. Если с плаката, palinkę gluosniai, tyliai verkė, kai partizanė tu kritai, kai tavo akis užsimerkė, sustingo sielvarti laukai. Prie upės krūmuose nutilo lakštutė, suokusi linksmai, skausme lelijų žiedas sviro, nuliudo apmirę šilai. Už laisvę žemės, mus gimtinės, tu savo galvą paguldėjai. Niekuomet neužmirš didvyrių mūsų laisvos tautos vaikai. Laba diena.
Šiandieną susirinkome neįprastoje vietoje, sankryžoje, kurioje mažas keliukas veda į partizano Antano Kraujelio žūties vietą, Papiškių kaimą. Prie jo paminklo padėtos gėlės ir dega žvakutės. Šiandien šioje sankryžoje, pagerbdami paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio atminimą, iškilmingai atidengiame paminklą atminimo ženklą. Pagerbti šio kovotojo už Lietuvos laisvę atminimą atvyko Lietuvos Respublikos Seimo, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Utenos rajono vadovai ir vadovybės atstovai, Lietuvos laisvės kovos dalyviai, paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio žmona Janina Snukiškytė, sūnus Antanas Snukiškis, sesuo Janina Šivokienė. Kalba kario partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo direktorius Vilius Maslauskas. Gerbėmieji, pirmiausia, leiskit man perskaityti Jos ekscelencijos prezidentės Dalios Grybauskaitės padėką. Gerbiami kario partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo paramos ir labdaros fondo nariai, mėly iškilmių dalyviai. Dėkoju Jums, kad prikelėte šventą Lietuvos laisvės kovų atminimą. Paminklas paskutiniam Aukštaitijos partizanui Antanui Kraujeliui ragins vykstančių šiuo keliu permąstyti, kaip sunkiai buvo iškovota Lietuvos nepriklausomybė. Jis tarnaus kaip priminimas, kad už šią žemę buvo pralieta daug kraujo. Paminklo plienas tai tautos tvirtybė, nulėmusi ilgus metus trukusi mūsų partizanų pasipriešinimą daug gausesnėms okupantų pajėgoms. Rūdys tai artimųjų ir tėvynės netekties skausmas, kuris verčia branginti laisvę. Šis paminklas užduoda kiekvienam iš mūsų klausimą, kokią auką dėl Lietuvos padarytume patys. Pažindami savo istoriją, suprastami laisvės kainą, stipriname savo meilę ir įsipareigojimą Lietuvai. Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė, 2014 metai. Na, o dabar aš savo vardu norėčiau dar keletą žodžių. Taip iškilmingai gavosi, kad turiu kalbėti pirmas, tai noriu visiems nuoširdžiai padėkoti. Dėkoju kario partizano Antano Kraujelio šeimai, artimiesiems, draugams, bičiuliams, bendražygiams. Dėkoju karį partizaną pažinojusiems ir nepažinojusiems žmonėms, kurie jį priėmė, suteikė pastogę, paramą, parodė artimo meilę. Dėkoju jame visiems saugojusiems ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos žmonėms, perdavusiems kario partizano Antano Kraujelio atminimą, puoselėjusiems partizaninės kovos žygdarbių istoriją ir atminimą, išsaugojusiems istorinės šio partizano kovą menančias vietas. Toliau noriu taip pat padėkoti kraštiečiui, buvusiam Seimo nariui, Antanui Napoleonui Stasiškiui, kuris lygiai prieš 7 metus, 2007 metų, gegužės 17 dieną, Seime viešai įvardijo idėją, kad reiktų galbūt pastatyti partizano Antanui Kraujeliui paminklą. Ir štai ši žodis tapo šiandien kūnu, mes stovime prie jo. Taip pat dėkoju autoriui, skulptoriui Vladui Urbonavičiui, kuris negalėdamas laiko, jėgų, sukūrė šį paminklą, visas autorinį atlygindamas, skirdamas paminklo įgyvenimui. Ačiū konstruktoriui Alfonsui Vaškevičiui, kuris suprojektavęs tokius pastatus kaip Vilniaus vartai, Vilniaus savivaldybė ir daugybė kitur pasaulyje, ėmėsi kurti konstruktyvinių projekto šiam paminklui. Ačiū meno komisijai, kurios sprendimu buvo priimtas nutarimas, kad reikia statyti būtent šios skulptoriaus tokį paminklą. Tai galėčiau paminėti profesorius Alfredas Bumblauskas,
Habilituota daktarė Giedrė Jankevičiūtė, jūsų krapštėte habilituota daktarė Laima Laučkienė Surgailienė, Birutė Kulnytė, daktaras Romas Pakalnis, profesorius Alvydas Šaltenis, jo ekscelencija ambasadorė prie Šventojo sosto Irena Vaišvilaitė ir profesorius Vytautas Landsbergis. Jo parašas ir buvo tas lemtingas, kad mes ėmėmės įgyvendinti šitą projektą. Taip pat dėkoju visiems, kurie prisidrėmėjams, be kurių mes tikrai nebūtumėm, ir jų vadovaujamos organizacijoms, be kurių negalėję būtume mes šio projekto įgyvendinti. Tai Rimantui Kraujaliui, Stasiui Maslauskui, Lioniui Purviniui, europarlamentarams Vytautui Landsbergiui, Ramūnei Morkūnaitei Mikulėnieniai, akciniai bendroviai Panevėžio keliai, Utenos šiluminiai tinklai ir daugeliui kitų, kurie yra visi surašyti į šią rėmėjų knygą ir kurie galima bus matyti Tremties muziejuje arba šiandien ten prie staliuko, kur galite įsigyti knygų. Taip pat ypatinga padėka Utenos rajono merui Alvydui Katinui ir jo vadovaujamai tarybai, kuri priėmė sprendimą ir dosniai finansavo šio paminklo statybą. Labai ačiū Molėtų rajono merui Stasiui Žvyniui, kurio iniciatyva ir finansavimu dabar yra sutvarkyta Kaniūkuose gimtoji sodibavietė, kur gimė ir iki išeidamas partizanaut gyveno Antanas Kraujelis. Atsiprašau tų rėmėjų, kurie nebuvo paminėti, visi esate surašyti šioje knygoje ir kas norėsit, galėsit ją pamatyti. Na, o pati didžiausia ir nuoširdžiausia padėka, rūpinantis ir užuojauta to pačiu Antano Kraujelio artimiausiai žmogui, jo žmonai Janinai. Miela Janina, labai prašau, ateikit trupučiuką čia arčiau. Tai mūsų bus tikrai patys nuoširdžiausia padėka bus jums. Ir taip pat prašau europarlamentarę Radvilę Morkūnaitę čia. Radvilė, įteikti gėles Janinai. Tebūnie tai simbolis tos pagarbos ne tik mūsų fondo, ne tik čia susirinkusių žmonių, bet ir visos Europos žmonių, kurie liko laisvi, gyveno laisvose šalyse, tokių kaip Antanas Kraujelis ir jų bendražygių gyvybės aukų dėka. Ačiū Jums, miela Janina. Miela ponia Janina, visi tie, kurie myli Lietuvą, kurie myli Lietuvos laisvę. Šiandieną šitos iškilmės labai simboliška diena, partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Tai reiškia, kad negalime skirstyti. Čia karys, čia tiesiog žmogus. Norint pasiekti rezultatą, dirbame kartu. Vieni gina laisvę ginklu, kiti žodžiu, daina, savo patarimais ir parama. Man atrodo, ponia Janina, kad jūs esat pats puikiausias šito bendravimo ir šitos vienybės simbolis. Labai ačiū Jum, ačiū kiekvienam, kam svarbi šita tema ir būkite stipri ir ilgų metų. Labai ačiū už sveikinimą, už žodžius, už visiems, neišvardinsiu, aš visų čia išvardino. Labai dėkoju visiems ir chorui, ir Landsbergiui ponui, ir krašto apsaugos. Nemoku aš išvardinti, pasakyti, bet man ir džiugu, ir kartu, ir širdis mano plaka. Ne vien tik blizgesys yra, sako, neblizga tas paminklas. Taigi kaip jis gali blizgėti, jeigu jisai, kaip sako, kančioj, jisai kaip čia, sukrešėjais, kaip sako, gal ne kartą ir Antanas čia praėjo šituo keliuku, gal ir kiti partizanai. Aš visiems dėkoju ir visiems labai, apkabinčiau, išbučiuočiau visus. Kurie prisidėjo, kurie kiek čia darbo įdėjo, kiek Kraujelio sodybą išpuoselėjo prie paminklo. Mes ruošėmės važiuoti, sako, viskas gražiai sutvarkyta, dar aš ir nebuvau ir nemačiau. Paskubėję pirmieji. Labai visiems nuoširdžiu ačiū. Kraujelis Antanas buvo tikrai paskutiniai jie žodžiai pasakyti. Aš laisvės nesulaukiu, bet žmonės tai sulauks. Tai po 25 metų, ar jis, nežinau, būtų ištiesėjais ar neištiesėjais. Gal Dievas jam palengvino šito 18 metų
gyvenimo sunkaus kančias ir basus, ir jisai ateidavo, šalnos jau būdavo. Visada linksmas, visada darbštus, visada, kaip sako, kaip man vyras, visada gražus, visada savo sūnų palaimino. Maldoj jisai buvo pamaldus labai, tikėjimi, taip pat ir man jis mokino. Vien tik mane stiprino Dievas ir malda ir žmonių vienybė, kurie mane palaiko, kurie apkabina. Aš jų net ir nepažįstu. Apkabina, sako, Janina, tau stiprybės. Dėkoju visiems ir labai lenkiuosi žemai. Ir skulptoriai šitiem, ir kas prisidėjo, ir kas ir mėram, ir kaimynam. Purvinys tai mūsų kaimynas buvęs, tėviškės. Atleiskit, kad ką netaip pasakiau, bet aš labai susijaudinus ir visiems nuoširdžiai dėkoju. Ačiū Antano Kraujelio žmonai Janinai Snukiškytei už nuoširdumą ir tokį paprastumą. O dabar kviečiame atidengti paminklą, atminimo ženklą, skirtą partizanui Antanui Kraujeliui atminti. Paminklą atidengti kviečiame Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo direktorių Vilių Maslauską, Utenos rajono merą Alvydą Katę. Apsaugos ministras Juozas Olekas. Ponia Janina, brangus partizanai, merė, atkuriamo Seimo pirmininkė, kolegos parlamentarai, šauliai, laisvės kovų kovotojai, visi šio atmintino renginio dalyviai ir svečiai. 20 000 žuvusių partizanų, daugiau kaip 200 000 ištremtų. Tai tokia buvo kovos už laisvę kaina. Partizanų, jų rėmėjų pavyzdys yra šių dienų kariuomenės pamatas. Laisvė, nepriklausomybė visuomet vedė šios jaunus ir kiek vyresnius vyrus ir moteris už tai, kad šiandien būtume laisvi Europos demokratiniai bendryjai. Šiandien, kaip atidengėme šį paminklą Antanui Kraujeliui, Minaičiuose, susirinkę iš visos Lietuvos, žmonės minė kariuomenės ir visuomenės ir partizanų pagerbimo dieną. Gerbėmieji, brangieji, mėlieji, pirmiausiai Antano Kraujelio artimieji, kurie būsi gyvas, kol gyvas bent vienas lietuvis. Kai galvodavau ir dabar vėl galvoju apie Antaną Kraujelį, vienišą Lietuvos kareivį, po to, kai miškų karas, laisvės karas buvo palaužtas, kai broliai partizanai nugulė kapuose ar buvo kankinami katorgose, vienas kareivis
tebe vaikščiojo po Lietuvą ir pasirodydamas žmonėms bylojo ir žodžiu bylojo, kad bus Lietuva. Kas nors galėjo manyti, kad tai keistuolis, o kažkodėl okupantai baisiai nekentė. Jiems labai rūpėjo jį sunaikinti, kad nebūtų žmogaus, kuris vaikšto su uniforma. Štai yra Lietuvos kariuomenė, bus Lietuva. Taip ilgai buvo Lietuvos karys. Nes iš tikrųjų, kol yra kariuomenė, tol yra valstybė. Galvodamas ir apie jo likimą, apie jo keistą gyvenimą, keistą ir didingą gyvenimą, pamanydavau, kad turi kada nors atsirasti kūrinių apie tai. Tas gyvenimas yra vertas parodyti. Kalbės Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. Gerbiami partizano Antano Kraujelio artimieji, gerbiamas merė, garbūs svečiai. Esu gražaus Molėtų krašto atstovas. Ir manau, neatsitiktinai mane pakvietė šiandien pasakyti keletą žodžių, nes partizanas Antanas Kraujelis gimė Molėtų krašte, Kaniukų kaime, gimė gražioje sodyboje, žydintys sodai, šlamantis miškai, buvo apsuptas tėvų meilė ir čia formavosi jo kaip vaiko vertybiniai dalykai. Ir šiandien nenoriu sakyti, kokie tie vertybiniai dalykai, matyt, kad mums jie yra aiškus ir suprantami. Kaip ir kiekvienas žmogus, taip ir partizanas Antanas gimė tam, kad gyventų, bet gyveno kitaip negu kiti, gyveno laisvas žmogus. Kalbės Utenos rajono meras Alvydas Katinas. Garbūs svečiai, mėly mano gimtojo krašto žmonės. Pradėti norėčiau nuo klausimo. Ar iš tiesų reikalinga tokia monumentali rodiklė, jei jinai mums tik tai suteikia informaciją, kur yra paskutinė Lietuvos partizano žūties vieta? Manau, kad vargiai. Iš esmės būtų užtekę standartinio kelio ženklą. Tai kągi iš tiesų rodo ši meniška rodiklė, ši skulptūra? Mano galva, jį rodo mūsų visų istorinės atminties kryptimi. Tai yra tenai, kur mes turime nuolatos grįžti ir grįžti